Nėra blogo oro, yra bloga apranga. -2 šiandien. Ir dar vienas testas. Galima biškį keletą žodžių pakalbėti apie šį bei tą, ką dariau paskutiniam video. Taip, kad ne viskas buvo taip gerai. Batai tipo waterproofai, bet po 2 valandų važiavimo per lietų, balas ir taip toliau, jie pasidaro ne waterproofai. Kelnės. Geros kelnės, tik tais jos nėra waterproof. Čia gal, kaip sako, water spray. Spray trousers, kažkas tokio. Striukė lygiai tas pats. Rašo, kad waterproofas. Tas waterproofas baigėsi po geros valandos važiavimo per lietų. Bet yra daug kvėpavimo, tai negali būti, kad jau bus 100% waterproofas ir dar kvėpos, nu tai čia gaunasi, žinoma. Po to galima keletą žodžių pasakyti apie Pertuno, karočią, tą čipą. Buvo iki šiol su juo daug problemų, bet panašu, kad jos galbūt ir baigėsi. Pravažiavau 100 km su juo, jau buvo padaryti keli krovimai, ir išbandytas ir per lietų, ir per, nežinau, tiesiog kol kas 100 km pravažiuota ir nėra jokių problemų. Kol kas, reikia pasakyti, nes čia nežinai, kas bus rytoj. Taip kad Shimano naujas variklis IP801 su Pertunu jau galima sakyti veikia. Nes vieną teko išsiųsti atgal. Tai dabar kaip sekantį kartą pirkau iš visiems gerai žinomų Two Wheels Empire. Tai mane užtikrino, kad čia jau atsiunčia patį naujausią čipą, gautą su nauja siunta. Tai visi, kas turite šitą naują Shimano variklį, galite bandyti jį įsidėti. Kol kas veikia gerai. Šiandien žiauriai šalta, nu kaip žiauriai. Pagal Lietuvą tai gal ne, bet Anglijoje yra šalta. -2. Ir galiu pasakyti, kad batareika jaučiasi, kad įsikraudinėja greičiau šiek tiek. Pavyko pravažiuoti, jeigu neklystu, apie 30 km šiandien. Mažiau negu praeitą dieną, kai važiavau, bet tada jau žaidžiau su tom maudais, tai Touring, ten Eco ir taip toliau. O šiandien vien važiavau ne visą laiką ant būsto, bet pagrinde tai 720 batareika. Ilgoms kelionėms nepasakyčiau, kad tinkama. Reikėtų biškį didesnės. Šiandien irgi porą valandų, gal 1,5 valandos ir jinai man įsikrovė. O dar norėjosi, kad neišsikrautų. Nu, bet šalta, tai gal dėl to. Šiek tiek galima iš arčiau pažiūrėti į kai kuriuos dviračio komponentus.
Kaip matot, batareika visiškai tuščia. Geras šitas quadlockas, kas turi telefoną. Paprasta naudot, gerai laiko, nieks nenukrenta. Šiandien pavyko pargriūti taip nemenkai ant kelio. Pirmas skračias ant dviračių. Stabdžiai tikrai geri, stabdo puikiai. Pats variklis, čia čipukas po to plasmasės įdeda labai paprastai. Sujungi su tokia mažytė fiškutė nuo galinio sensoriaus laidą ir prijungi prie pliuso. Tik tais nereikia, nes yra du pliusai, vienas šviesom tipo, o kitas kažkam kitam, ten nepasakysiu dabar kam. Bet reikia prie to, kur nešviesos jungti čipą. Tipo, jeigu jungi prie šviesų, gali jį atjunginėti, paspaudus čia kelis sykius šitą knopkę, bet aš kaip šnekėjau su elektromechaniku dviračių, ar tik tais mechaniku, tai man pasakė, kad reikia jungti ne nuo šviesų, tada bus teisingai. O šiaip tai, ką žinau, viskas gerai. Kas sėdynę keičiau, bet čia yra senesnis. Gal ne senesnis, bet šita sėdynė man kitoka ir važiuojant, sėdint ant jos porą valandų būna, jinai per kieta. Tai kas pirksit, pirkit tą brangesnę, kur yra su tokia puta. Čia va yra papučia. Jinai šiek tiek yra brangesnė, bet ta turėtų būti geriau. Seat postas yra per trumpas, sakiau jau anksčiau. Nežinau, kas yra kartais, kaip ant pedalo užmini visą jėgą. Ar meta bėgį, ar nori mesti bėgį ir toksai krank pasigirsta, bet jisai vieną kartą būna ir po to jau normaliai, bet pastoji kartojasi, tai kažkas gal netriguliuota, gal, laisva neturėtų būti, nes suviržiau čia nesinai viską. Taip, kad jo, dviratis, jo, neblogas dviratis, tik tais dabar jeigu rinkčiausi dydį, ko gero jisai būtų L dydis, ne, man atrodo batareika dedasi lygiai ta pati, taip kad turint minty, kad gal ir sūnus važinės, tai rinkausi M dydį, bet dabar jaučiu, kad man reikėtų L dydžio. Tai pas visus, pas ką ūgis yra 1,80 m apie, plius minus ten keli centimetrai, sakyčiau, reikia L dydį rinktis, jeigu kažkas sugalvosit. Tai tiek šiam kartui. Pirštinės bandėm. Kol kas labai fainos pirštinės. Tik tais mačiau iš komentarų, kad jos nėra waterproof, nors rašo, kad jos waterproof. Sužinosim per sekantį lietų.